norėjau pakalbėti apie Vatikaną, kas tai per organizacija, galbūt padės suprasti, kas vyksta šiandieniniai bažnyčioje, kad tenais nėra skelbiamas Dievo žodis ir Dievo valia, ten yra tik tais naudojimasis Dievo žodžiu, prisidengti, kaip ir, jeigu pamenate, 2 laiške Korintiečiams, 11 skyrius, nes tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi, darbininkai, pasivertę Kristaus apaštalais ir nenuostabu, nes pats šėtonas yra pasivertęs šviesos angelų. Todėl nieko ypatingo, jei ir jo tarnautojai yra pasivertę būti kaip teisumo tarnautojai. Tai kas vyksta šiandieniniai bažnyčioje, tai nėra atsitiktinai. Ten Dievo nerasite, ten jo niekas nekvietė, dėl to ten jo ir nėra. Visi įsakymai ateina iš Vatikano, visos gairės, kaip pamokslauti, ko kunigai turi mokintis, kad taptų kunigais, viskas ateina iš tenais. O kas yra Vatikanas? Vatikanas tai pagoniškų dievų garbinimas, netikrų dievų, tų pačių kritusių angelų. Žinoma, yra bažnyčių šiai dienai, kurios atlieka teisingą tarnystę ir vadovaujasi Dievo žodžiu ir supranta jį ir skleidžia tą tiesą ir nenusisuka nuo svarbių temų, kaip apreiškimo knyga. Bažnyčia visiškai šią knygą ignoruoja, jūs niekada neišgirsite kunigą apie tai pamokslaujantį, aplamai tenais nemoko apie priešą, apie velnį ir demonus, jog mes esame tikram dvasiniam kare. Tai yra bažnyčių, kurios tai daro, bet tai yra labai labai mažuma ir tai yra tiesiog žmonių bendruomenės, kurios susibūrė ir pačios vykdo ir skelbia Dievo žodį be jokių Vatikano patvirtinimų ir gairių. Tai Romos imperija buvo viena didžiausių imperijų istorijoje, kurios laikais Kristus buvo atėjęs į žemę žmogaus pavidalu ir kas Kristų nukryžiavo, būtent tai romėnų karių pagalba, Kristus buvo nukryžiuotas, nuplaktas. Tai viena didžiausių imperijų, kur jie garbino tuos netikrus dievus, jie garbino daugybę jų, bet svarbiausia dievai buvo Jupiteris, dangaus valdovas, Junona, Minerva, Marsas, karo dievas, bei Janas. Tai jų buvo daugybė, bet šitie buvo patys svarbiausi pagal jų supratimą. Daugelį tų dievų perėmė romėnai iš graikų, tai kaip iš Jupiteris Dzeusas, Venera, Afroditė. Tai yra visi tie patys, vėlgi kryti angelai, visi tie dievai išgalvoti, einant nuo Babilono, nuo egiptiečių, graikų, romėnų, visi tie dievai yra visi tie patys kriti angelai, kurie sukilo prieš Dievą ir mano esą dievai ir jie pastoviai pasireiškia civilizacijose, tik tai skirtingais vardais. Ir žmonės juos garbindavo. Toliau Oktavianas Augustas įvedė tradiciją garbinti imperatorius kaip dieviškas būtybės. Tai jie nuėjo net iki tokio dalyko, kad jie pradėjo garbinti jau net nebe dievus, bet žmonės. Kodėl? Nes velnias nori, kad mes sukiltume prieš Dievą, jisai nori, kad mes patys save laikytume dievais. Kaip jie sukilo prieš Dievą, ir jie nori, kad mes taip pat sukiltume prieš Dievą ir laikytume save dievais. Jie per mus skaudina Dievą, jie nori jį įskaudinti. Toliau, kaip minėjau, tai šį pasaulį, mūsų šitą žemę valdo, yra užvaldęs velnias ir tie kriti angelai. Ir viskas, kas susiję, yra simbolizmas ir jisai turi visišką kontrolę čia. Ir tarkim vėlgi, jeigu žiūrint vien tik į spalvas, simbolizmas, jeigu pamenat, tai iš mano praeitų įrašų, tai vėlgi kaip buvo, kai šoko Riana su tais baltais, tai jinai vaizduoja raudoną Liuciferį ir aplink ją tie jos kritę taip pat sukilę angelai, tai vėlgi raudona yra Liuciferis. Toliau ten pat lietuvio muzikanto irgi muzikiniam klipe tas pats raudonas Liuciferis ir šalia tie sukilę angelai, arba kaip ir sakiau, violetinė taip pat yra velnio spalva. Ką jinai reiškia? Tai reiškia valdžią, šlovę, turtus, galybę. Tai yra karališka spalva ir valdžios spalva. Ir taip pat matome tas spalvas Romos imperijoje, tai irgi nebereikalo.
Ir ji buvo tokia didelė, kad ją teko paskirti į 2 dalis, į vakarų ir rytų Romą, nes buvo neįmanoma valdyti jos visos. Ir laikui bėgant jie negalėjo išlaikyti tos galios, nes juos puldinėdavo ir kitos gentis, kitos tautos. Ir ką jie padarė, jie tiesiog persiformavo. Romos imperija niekada nežlugo, ji gyvuoja iki šių dienų. Tai ką jie padarė, jie tiesiog persiformavo savo struktūrą. Jie perėjo į Vatikaną ir į kitas struktūras, korporacijas, iš kurių gali daug lengviau ir paprasčiau valdyti pasaulį. Ir tiesiog žmonėm to net neįtariant. Ir be jokio pasipriešinimo. Tiesiog viskas yra iš Italijos, iš Vatikano, ten pat, kur buvo Roma. Ir kaip matome, įsišaknijus per visą Europą ir ne tik Europą. Ir jinai tiesiog perėjo į kitas organizacijas. Tai vėlgi turime tą patį šiandienai, tai ta pati gyvatė, apie kurią jau sakiau, tai yra velnias. Tai yra Pasaulio sveikatos organizacija ir tiesiog kita struktūra. Čia yra kita organizacija, nesumaišyk. Čia yra Jungtinės tautos, vėlgi kita korporacija, jie valdo tokiu būdu. Toliau žiūrint į jų Romos imperijos vėlgi erelio simboliką. Ta pati turime ir Amerikos herbe su ereliu ir virš jo kas yra, tai yra ta pati heksagrama, ta žvaigždė. Jeigu nesuprantate, apie ką turiu omeny, tai yra ta pati žvaigždė 666. Tai yra Molocho garbei, demonui, kuriam šiai dienai vis dar yra aukojami žmonės ir vaikai. Tai įsižiūrėjus čia galima būtent pamatyti tą pačią žvaigždę. Toliau grįžtant prie to pačių erelių simbolizmo, tai vėlgi šalių herbai yra dvigalviai ereliai. Tai vėlgi tas pats Egiptas, Irakas, Indonezija, Vokietija šiai dienai, Lenkija, Serbija. Viskas ateina iš Romos imperijos ir, kaip ir sakiau, pasaulis yra valdomas ir niekas nepasikeitė. Tiesiog yra suskaldyta į šalis, į organizacijas, į korporacijas ir taip yra daug paprasčiau ir daug lengviau valdyti negu vieną didelę imperiją. Dėl taip ir buvo padaryta. Tai Romos cirkas. Ką daro imperatorius, kai žmonės tampa neramus? Ir kai žmonės užduoda klausimus, ir kai žmonėms nepatinka imperatoriaus politika, jis siunčia juos į cirką. Jis sukuria cirką, pastato milžinišką koliziejų ir pradeda mesti krikščionis liūtams. Ir jis rengia didelės vežimų lenktynės, futbolo ir krepšinio varžybas. Visa tai tam, kad idiotai būtų užsiėmę dalykais, kurie neturi jokios reikšmės visame pasaulyje. Kad jie neturėtų laiko sužinoti, kas yra tiesa. Kad jie niekada netaptų pakankamai protingi suprasti, kaip jais manipuliuojama. Kad jie niekada nebejotų imperatoriumi. Štai kodėl jie moka futbolo ar beisbolo komandos žaidėjui $1, $2 ar $3 milijonus per metus. Tai Romos cirkas. Kai 150 galingiausių pasaulio vyrų ir moterų gali slapta susitikti Baden-Badene, Vokietijoje. Ir planuoti milijardų likimą. Ir niekam tai net nerūpi. Bet 6 futbolininkai eina kartu pietauti ir tai atsiduria visos šalies antraštėse. Tai yra visuomenės, kurioje tai vyksta, atspindys. Ir tai yra ligota visuomenė, kuri pasmerkta susinaikinimui. Kaip jau minėjau, visi tie žaidimai, spektakliai, laidos, televizija yra padaryti tam, kad mus tiesiog nukreipti mūsų dėmesį, fokusą nuo tikrų dalykų, kurie yra svarbus, tam, kad mus uždarytų tame iliuzijų pasaulį ir kad mes tiesiog nesidomėtumėm niekuo. Tas pats ir su kompiuteriniais žaidimais, tam jie ir kuriami ir aplamai, kas vyksta. Kiekvieną savaitę pasaulyje kažkokie būna vis nauji įvykiai, kurie pritraukia žmonės, sukausto, įtraukia juos emociškai. Jie pradeda rinktis vieną pusę, kitą pusę. Jie būna emocingi, jie lieja pyktį dėl kažkokių įvykių, kas nutiko. O tai yra tik tai tas spektaklis mums. Tai yra viskas daroma, kad kol jie vykdo savo planus, mes būtume susifokusavę
tais įvykiais, kurie nėra svarbus, žaidimais, sportu, kitais pasirodymais. Jie mus užima mūsų laiką, taip mes esame išimami iš tos kovos ir jie tiesiog toliau netrukdomai vykdo savo planą. Todėl neįsitraukite, kas vyksta pasaulyje, ten protestai visokie, kažkas kažką padarė, kažką nuteisė už kažką, viskas yra cirkas. Yra samdomi žmonės, kad protestuotų, yra samdomos grupės, kad sukiltų prieš protestantus, tam, kad vėl padaryti spektaklį. Jūs turite suprasti, kad aktoriai yra ne tik filmuose, bet jie yra visur, ir politikoje, ir žiniasklaidoje, ir aplamai visur, ką jūs matote. Kas jums yra rodoma, tai yra norima, kad jūs pamatytumėt, dėl to ir rodoma ir skelbiama. O tikrų dalykų niekas jums nepasakoja, niekas jums nerodo, nes tai netitinka jų standartų, ką jie nori, kad mes matytume ir žinotume. Jie mus taip programuoja ateinančiams savo planams. Kaip yra sakoma, 97% žmonių šiai dienai yra užmigę ir visiškai nesupranta, kas aplink juos vyksta. Tai yra 2% žmonių, kurie galvoja, kad yra pabudę, bet jie tiesiog vaikosi vienos pusės, kitos pusės. Ten Trumpas išgelbės pasaulį, ten dar kažkas kažką. Tai yra vėlgi tampamas už nosies, tai yra tas pats cirkas, būtent tai žmonių grupiai, kurie, kad jinai galvotų, kad jinai yra pabudus ir kažką supranta. Ir yra tas 1%, kuris mato kiaurai per tuos jų planus, kaip priešas veikia, aplamai kas yra priešas, supranta, kad yra dvasinis karas, kad Dievas, mūsų kūrėjas ir sukilęs Liuciferis bei jo angelai, kuris daro viską, kad tik mus atitrauktų nuo Dievo, nuo mūsų kūrėjo. Tiesiog, kai pradedi pažinti priešą, domiesi, kaip jisai veikia, kaip jisai masto, tu gali nesunkiai pastebėti. Bet dauguma žmonių yra įtraukti į tą pabudimo fazę, kai jie galvoja, kad jie mato kažką, kad jie supranta kažką. Vieni geri, kiti blogi, o už durų tai yra viena jėga, kuri valdo abi pusės ir tai yra tik tai spektaklis visiems. Toliau, kaip ir sakiau, Roma persikvalifikavo į skirtingas korporacijas. Tai šiai dienai yra 3 galingiausios jėgos. Tai yra City of London, Vašingtonas, DC ir Vatikanas. Tai yra atskiros organizacijos. Tarkim, Vatikanas tai yra aplamai atskira šalis su savo įstatymais ir savo kariuomenė net, kur gina ją Vatikaną. Taip pat kaip ir City of London. Tai nėra Anglijos dalis, tai yra atskira korporacija, kuri irgi turi savo policiją, atskira nuo Anglijos pačios. Ir per tas struktūras jie valdo pasaulį. Tai City of London tai yra finansams valdyti, tai yra būtent ta korporacija, kuri valdo pasaulio finansus. Toliau Washington DC, Amerika, irgi tai yra kariuomenės jėga, jie valdo, jie turi jėgą, per kurią veikia, užiminėja objektus svarbius jiems, kai bombarduoja kitas šalis prisidengdami, kad neva ta šalis yra kažkokia teroristinė ar yra grėsmė visuomeniai, tai jie prisidengdami tiesiog užiminėja objektus, resursus, naftą, įsteiginėja savo centrinius bankus, taip įsteiginėja savo pavaldžią politiką ir taip jie užima tą šalį ir taip jie valdo. Toliau Vatikanas tai yra religinė, dvasinė jėga, per kurią jinai valdo pasaulį prisidengdama Dievo žodžiu. Ir žmonės neabejos Dievu, jie žmonėm pateikia kaip religiją, kaip Dievą, o už uždarų durų vyksta visai kiti dalykai. Tarkim, kiekvienoje iš tų vietų stovi Egipto obeliskas, tai yra tas toks stulpas su smailia galūne kaip piramidė. Kas tai yra, kas tas Egipto obeliskas? Tai jie buvo statomi senovės Egipto civilizacijoje prie šventyklos įėjimo iš abiejų pusių. Ir tos šventyklos buvo garbinti pagoniškiems dievams, tiems netikriems dievams, kaip ir sakiau, tiems visiems kritusiems angelams. Toliau pastatų struktūra irgi lygiai ta pati.
tiek Vatikano, tiek Washington DC, tiek City of London. Tai yra viena struktūra, kuri valdo pasaulį, valdo finansus, per London City valdo jėgą, kariuomenę, per Washington DC ir per Vatikaną jie valdo religiją ir dvasinį žmogaus supratimą. Jeigu nuėjus į Wikipediją City of London, tai jie netrašo, kad tai yra korporacija, ir pažiūrėjus jų herbą, tai vėlgi yra 2 drakonai iš abiejų pusių. Čia gal geriau matosi 2 drakonai. Kas yra drakonas, vėlgi, manau, suprantate, drakonas, slibinas, tas pats, sena gyvatė, velnias ir šėtonas. Toliau grįžtant prie Vatikano, tai irgi tiesiog parodau tokį įdomų sutapimą. Čia tiesiog nieko neteigiu, tiesiog patys priimkite, tikėti tuo ar ne, aš tiesiog parodau tokį įdomų sutapimą. Tai yra 2 raktai Vatikano herbas. Ir Mato knygoje 16 skyriui rašo, kaip Jėzus duoda raktą Petrui, šventam Petrui. Ir tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ir ką tu suriši žemėje, bus surišta danguje. Ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta danguje. Ir būtent Jėzus duoda jam tą raktą, pasaulio valdžios raktą. Ir jeigu žiūrint į Vatikaną iš viršaus, tą išorinį kiemą, tai būtent atrodo kaip rakto skylutė. Tai vėlgi spręskite patys, įdomus toks sutapimas, kad iš Vatikano yra valdomas pasaulis ir kad Jėzus mums paminėjo tą raktą į pasaulio valdžią, kurį davė šventam Petrui, bet tai dar ne viskas. Toliau. Ir aš taip pat sakau tau, kad tu esi Petras ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Ir kas yra po Vatikanu? Po Vatikanu yra Šventojo Petro kapas, palaikai, ten yra palaidotas Šventasis Petras, kuriam buvo duoti tie raktai į pasaulio valdžią. Ir būtent ant jo kapo yra pastatytas Švento Petro bazilika, Vatikanas. O Šventasis Petras buvo palaidotas nekropolį. Kas yra nekropolis? Tai yra graikų mirusiųjų miestas. Šie kompleksai apima istorinius laidojimo plotus, tokius kaip Gizos piramidės Egipte arba vėlesnės planuotas kapines. Tai nėra tiesiog kapų laukas, o struktūrizuota vieta su antžeminiais statiniais, šventyklomis ir mauzoliejais. Tai yra ta pati pagonių, kur garbindavo tos pagonės, šventyklos, tos netikrus dievus, taip pat ir kapinės ir mirusiųjų miestas. Tai kaip jūs galvojate, kodėl buvo pastatyta būtent ten Vatikanas, ant mirusiųjų miesto ir ant pagoniškų dievų šventyklų, ant mauzoliejaus, nekropolių. Čia šiek tiek paklausiau dirbtinio intelekto. Taip, Vatikanas, tiksliau Švento Petro bazilika ir didelė dalis Vatikano miesto yra pastatytas tiesiogiai ant senovinio romėnų nekropolio, mirusiųjų miesto kapinių 1-4 amžiaus po Kristaus. Vatikano kalvos pietinėme šlaite egzistavo didelis romėniškos kapinės nekropolis. Jose laidoti ir pagonys, ir ankstyvieji krikščionys. Tradicija teigia, kad būtent čia 64 metai po Kristaus buvo nukryžiuotas apaštalas Petras, aukštyn kojomis pagal tradiciją, o po to palaidotas tame pačiame nekropolyje. 4 amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas Didysis nusprendė pastatyti didelę baziliką būtent virš Švento Petro kapo, kad gautų lygų plotą statybai. Jis užpylė dalį nekropolio žeme ir statybinėmis atliekomis, o virš Petro kapo išliko pirmoji Švento Petro bazilika. Dabartinė renesansinė Švento Petro bazilika stovi toje pačioje vietoje ant tos pačios senosios bazilikos pamatų, o po ją tas pats nekropolis. Tai tiesiog parodau jums tokius labai įdomius sutapimus, kurie nėra sutapimai ir nieko net, jeigu tiesiog spręskite patys, kas tas Vatikanas ir kam jis tarnauja. Toliau tam pačiam Vatikano Švento Petro bazilikoje yra Švento Petro skulptūra ir jinai juoda
Ir jeigu pamenat, pasakojau apie tą juodą Saturno kubą, kurie jie garbina. Saturnas tai yra šėtonas, tai yra šėtono garbiai. Ir visur per pasaulį išmėtyti tie kubai. Ir ne tik, ir jų simbolizme, ir islame žmonės meldžiasi prie to kubo. Nes tai yra šėtono garbiai. Ir mano nuomonė būtent todėl šita skulptūra yra būtent juoda. Juoda neturi nieko bendro su dievybė. Dievybė tai yra šviesa. Tai yra, manau, balta spalva, ne juoda. Ir ta pati skulptūra. Ir ant to krėslo vėlgi ta pati heksagrama. 3 šešetai, apie kurią jau rodau irgi kiekvienam įraše. Ta žvaigždė yra prašyta Apaštalų darbų knygoje, kad tai yra Molocho žvaigždė jo garbiai, kuriam čia yra jo Molocho statula kažkokiam muziejui. Vėlgi yra ta pati žvaigždė čionais, tik tai biški suspausta. Ir jo garbiai buvo ir dar po šiai dienai yra garbinama. Jo garbiai yra aukojami vaikai, deginami tiesiog gyvi. Taip žmonės senoviai juos garbindavo, galvodavo, kad gaus kažkokį palaiminimą, turtus, šlovę, valdžią. Ir senoviai būdavo tokie ritualai atliekami viešai. Laikui bėgant tai papiktino visuomenę ir tiesiog tie visi satanistai jie tai daro dabar uždaruose kambariuose, pasislėpę nuo visuomenės. Bet tai yra tikri dalykai ir jie vyksta šiai dienai. Elitas tas, kurį matome pasaulyje dabar, tai jie taip pat garbina ten tos netikrus dievus, tos Molochas, Balas yra, dar ten kiti tie demonų pavadinimai, tai yra visi tie patys vėlgi kritę angelai. Viskas, kad ir kas, ką be matytumėt pasaulyje, viskas sugrįžta į pačią pradžią, į tai, kaip sukilo tie angelai ir tai yra visi jie tie patys. Toliau vėlgi ta pati Vatikano Švento Petro bazilika. Taip pat Vatikane yra pilna drakono simbolikos. Tai vėlgi yra po kažkokio popiežiaus. Ten buvo per istoriją daug popiežių. Ir tie popiežiai turėjo savo asmeninius herbus. Ir būtent jų herbuose buvo tie drakonai. O kaip ir minėjau, drakonas, žinote jau kas yra. Tas pats velnis, slibinas. Ir čia būtent popiežius Paulius V ir jo herbas. Ir būtent tas erelis, apie kurį rodžiau iš Romos imperijos. Ir drakonas. Toliau buvo kitų popiežių. Tarkim, čia buvo gaminamos monetos Vatikane. Juose buvo įspausdinta drakonas, taip pat auksinės monetos. Toliau Bonkopani šeimos herbas, popiežiaus šeimos herbas, taip pat su drakonu. Ir tie 2 Vatikano raktai, kurie yra pavaizduoti ant Vatikano vėliavos. Tai čia tas pats Bonkopani popiežius ir tas jo herbas būtent su tuo drakonu. Toliau šiai dienai irgi, manau, žino tą kiniečių drakoną per jų karnavalus, kaip jie ten šoka su tais drakonų apsiaustais. Ir būtent tas buvo pasirodymas Vatikane prieš popiežių, būtent šiom dienom, mūsų laikais. Kaip jūs galvojat, kodėl? Toliau kiti pastatai Vatikane, Vatikano mieste irgi yra 2 drakonai iš abiejų pusių. Tiesiog spręskite patys tą simbolizmą. Ar tai tiesiog atsitiktinumas, ar ne. Tiesiog parodau jums, kas tenai vyksta. Ir čia būtent buvo parašyta apreiškimo knygoje ir buvo išmestas tas didysis slibinas, tai yra drakonas. Ta sena gyvatė vadinama velniu ir šėtonu, kuris suklaidina visą pasaulį. O jis ir suklaidino visą pasaulį. Visi žmonės tiki Vatikanu, jie galvoja, tarnauja Dievui, popiežius ir visus tos korporacijos ir panašiai. Tai yra viskas žmonėm pateikiama kaip Dievas, Dievo žodis, o už uždarų durų tai yra garbinimas tų pagoniškų dievų
kritusių angelų ir vykdoma planai prieš Dievą ir prieš žmoniją. Toliau tam pačiam Vatikane yra popiežiaus salė, kur ten turbūt daro tuos pamokslus kaip bažnyčioje. Tai vėlgi pastato struktūra primena ką? Būtent tą gyvatę. Būtent tos akis, šnervės ir vidus taipogi. Dvi akis, gyvatės veidas, gyvatės iltis ir iš tų čia liežuvis eina takas ir iš tos gyvatės liežuvio būtent kunigas ar tai popiežius žmonėms skelbia Dievo žodį. Tai sveiko proto architektas pats tokių dalykų nesugalvotų. Tai yra būtent padaryta su mintim, su kažkokiu siekiu. Tai yra kažkieno užsakytas projektas. Ir tai nebuvo šiaip sugalvota tokia pastato forma, ne tik išorė, bet ir vidumi. Viskas apgalvota, viskas yra simbolizmas. Ir tai yra ta sena gyvatė, velnias ir šėtonas, kuri valdo pasaulį, kuri turi raktus nuo pasaulio ir kuri suklaidina visą pasaulį. Toliau žiūrint simbolizmą, vėlgi tie kryžiaus ženklai, X-o, tiek vėlgi bažnyčiose, Vatikane, tiek aplamai pasaulyje visur, tai vėlgi yra jų slaptas simbolizmas, garbinimas vėlgi tų pačių pagoniškų dievų. Tai yra senovės Egipto dievo Ozirio garbiai, tai buvo pomirtinis dievas. Ir čia tiesiog pasižiūrėti. Ir tiesiog, man atrodo, neverta, bet čia tiesiog ir masonija, tas slaptos bendrijos, jie visi garbina Luciferį, visi garbina tą Ozirį, kas yra vėlgi tie patys kritę angelai. Ir manau, supratote esmę, kad tie visi dalykai mūsų bažnyčioje ir aplamai pasaulyje neturi nieko bendro su Dievu. Ir būtent tas Ozirio skeptras su dviem gyvatėm, kuris buvo ir popiežiaus rankose, tas pats Ozirio skeptras. Toliau vėlgi yra tokia šėtono bažnyčia sukurta, kaip mes turime Dievo bažnyčią, taip yra šėtono bažnyčia. Iš tikrųjų tokios egzistuoja ir ten tiesiog satanistai garbina tiesiogiai šėtoną. Ir apversti kryžiai, ką jau esu rodęs, bet mūsų bažnyčioje taipogi visiems prieš akis yra apversti kryžiai. Tai yra ta pati šėtono bažnyčia, tik tai prisidengus Dievo žodžiu. Ir pateikėme publikai kaip Dievo tarnautojai. Ir kai mirė popiežius, irgi buvo tos apeigos, laidotuvės ir vėl už žmonėms vėl už akių apversti kryžiai pastatyti. Ir tai dauguma tų bažnyčios tarnų, kurie ten tarnauja, dirba tiek Vatikane, tiek aplamai pasaulyje bažnyčiose, tai jie net nenutuokia, kad jie tarnauja ne Dievui, o priešui. Nes kai jie mokosi tapti kunigais, ten tarnais, jie gauna visus tuos kursus, visas gaires, ką turi žmogus išmokti. Viskas ateina iš Vatikano. O Vatikanas specialiai nustato tokius mokymų kursus, kad tas žmogus būtų suklaidintas, pats neatskirtų to Dievo žodžio ir toliau skleistų žmonėm bažnyčioje būtent tai, ką išmoko. Ir jis bažnyčiose, kaip ir sakiau, neskleidžia velnio, demonų, priešo
Apreiškimo knyga visiškai yra ignoruojama, Pauliaus Evangelija yra visiškai ignoruojama. Ten yra mokinama, kad žmogus turi užsitarnauti išgelbėjimą darbais. Ir taip dauguma tikinčių yra suklaidinti, jie galvoja, jie turi užsitarnauti darbais. Ir dauguma jie tiki Dievą, bet neįtiki į Jėzų Kristų, kad jisai buvo nukryžiuotas už mūsų nuodėmes ir prisikėlė 3 dieną. Ir kai žmogus tuo neįtiki, jo nuodėmės nėra atleistos ir jis po mirties keliauja į pragarą. Nes nėra svarbu, ar tu tiki Dievą ar netiki, tai čia ir Liuciferis tiki Dievą, nes jisai žino, kad jis yra, bet tai neišgelbėja jo. Tai tik žmogus įtikėjęs į Jėzų Kristų. Ir būtent tai bažnyčia, Vatikanas per bažnyčią klaidina visus žmonės, nes jie nori mūsų sielos, velnias nori mus atitolinti nuo Dievo, jisai nori po mirties, kad mūsų sielos atitektų jam. Ir būtent apie tuos vėlgi tarnautojus, tai tie, kaip minėjau, kad dauguma jų nesupranta, kad tarnauja ne Dievui, bet tie aukštose pareigose, aukštoje valdžioje, tie popiežius ir kiti aukštos galvos tenais yra ir čia jie yra vieši veidai, bet yra ir veidai, kurie nėra skleidžiami visuomeniai. Tai ten yra tikroji valdžia. Ir tie žmonės žino, jie supranta, jie tarnauja velniui. Bet turiu omeny, kad tie paprasti kunigėliai tenais, jie nesupranta, jie nežino ir jie yra tiesiog užbukinami tais mokslais, ką jie ten mokinasi 7 metus, visokių filosofijų tenais, visokių nesąmonių. Ir tai rašo, nes tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi darbininkai, vėlgi kartojus, pasivertę Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, nes pats šėtonas yra pasivertęs šviesos angelų. Todėl nieko ypatingo, jei ir jo tarnautojai yra pasiverti būti kaip teisumo tarnautojai, suklaidinę visą pasaulį. Kokią struktūrą ar instituciją nurodo, kokias žinias turi įgyti žmogus, norintis tapti kunigais? Lietuvoje žinias, kurias privalo įgyti asmuo, norintis tapti kunigu, nustato šios pagrindinės struktūros ir institucijos. 1. Šventasis sostas. Popiežius, dvasininkijos kongregacija, tai yra Vatikanas. 2. Lietuvos vyskupų konferencija. Iš kur gauna Lietuvos vyskupų konferencija nurodymus? Remdamasi Šventojo sosto dokumentais. Šventasis sostas Vatikanas. 3. Kunigų seminarijos. Jos vykdo programą pagal LVK patvirtintą ratio. Tai jos gauna nurodymus iš LVK, Lietuvos vyskupų konferencijos, kuri gauna nurodymus iš Vatikano. Tai viskas ateina iš tenais, visi mokslai, visos žinios. Ir būtent jie mokinasi 7 metus. 1 metai tikėjimo pagrindai, katekizmas, dvasinis ugdymas, 2 metai filosofija, logika, kur logikos ten nerasta, etika, kiti dalykai, istorija, lotynų kalba. Toliau 4 metai dogminė teologija, moralinė teologija, šventasis raštas ir visi kiti dalykai. Ir vėlgi visą tą mokslo struktūrą, kaip ir šiai dienai mūsų mokyklose irgi ateina iš tam tikrų korporacijų, ką vaikai turi mokintis, būtent tas visas kursas. Tai vėlgi ten yra duodamas žmonėm kursas, kad nuo vaikystės jau augintų tą vergų kartą. Mokyklose vėlgi moko tos, kad žmogus atsirado iš bežionės per milijonus metų, ten tą evoliuciją. Taip nuo pat vaikystės pradeda bukinti žmogų, jį atitolina nuo Dievo, nuo pat jaunų dienų. Tai taip pat ir iš Vatikano ateina į bažnyčią visi nurodymai, visi kursai, ką žmogus turi mokintis, ką išmokti. Ir jis prikimšamas tų žinių į galvą, jis toliau eina, pamokslauja savo bažnyčiai, skelbia tas nesąmonės. Toliau šiaip noriu parodyti nesąmonių, kas bažnyčiose daro, tai Lietuvoje gal dar iki tokio lygio nėra nusiritę, bet Amerikoje tai ten iš vis beprotystė. Tai čia yra bažnyčia, kuri palaiko
abortų teisės. Tai vėlgi abortas yra žmogžudystė. Jau susiformuojantis ta sėkla, jau jinai atkeliauja sielą į ją, tai yra gyva būtybė ir tai yra vėlgi priešo, velnio, visi tie dalykai, kad naikinti Dievo žodį, Dievo bažnyčią, viskas yra prieš Dievą, prieš mus. Ir žmonės yra antiek užprogramuojami, kad jie pradeda priimti tą sistemą, pradeda patys tikėti tuo. Ir jeigu jiem kažką sakai, kad tai ne Dievo valia, tai ne jo noras, tai jie dar būna agresyvus, jie pradeda ginti dar tą sistemą šėtonišką, velnio. Ir tiesiog žmonės yra visiškai užprogramuojami. Ir čia vėlgi vyksta kažkokios spektakliai, tie tų LGBT ir ten visų tų kitų nesąmonių, kur vėlgi iškraipyta yra vyro ir moters junga, šeimos sudėtis, kur yra tik vyras ir moteris, o ne kaip vėl šėtono iškraipyta. Toliau Amerikoje vėlgi bažnyčiose tenais tie pastoriai, tai tenais prisivalgė demonų. Pati bažnyčia atrodo jau nebe kaip bažnyčia, tenais su televizoriais, su ekranais pastatyta scena, kaip per kokią spektaklio šou. Ir tenais pamokslaujama, ten demoniški visokie dalykai ir žmonės sėdi ir tuo tiki ir priima. Tiesiog noriu parodyti, kad vyksta visiškos nesąmonės ir tas yra pastorius būtent apsėstas tais demonais. Tai čia vėl tas pats pastorius, jie praturtėja iš to, jie renka pinigus, aukas ir jie turi ten didžiausią vilą, jie turi privatų lėktuvą. Church with a lead pastor that happens to be worth hundreds of millions of dollars? Ten rodė privatų tą lėktuvą ir kai eini į tą jų bažnyčią, iš pradžių būna suvenyrai, kad žmonės apsipirkinėtų, tai visokios maikutės, ten knygutės, visokios nesąmonės. Taip, nuo kada bažnyčios pardavinėja visokius suvenyrus tenais. Enter the church doors, the first thing I noticed was Kenneth Copeland's store, selling everything. Vėlgi matė heksogramą pastatytą, tą 36, tai dabar neatsuksiu gal, bet žydų vėliava. Žodžiu, vyksta visiškos nesąmonės, Lietuvoje dar iki tokius, man atrodo, dar taip žiauriai nenusiritę yra. Toliau vyksta tie visi irgi stebuklai, kur bažnyčiose tenais gydo žmonės, tai paliečia juos ir jie krenta tenais. Vėlgi visur televizoriaus ekranai, visur kaip studija, kameros, žodžiu, patys suprantat. Žodžiu, paliečia, jie krenta, jie tenais raitosi ir vėlgi tai yra žmonės apgauti, jie to tiki ir taip dirba velnias per bažnyčią. Vienokiu būdu, tai kaip tarkim per Vatikaną, Lietuvoje ar kur, tai yra santūriau, bet labai protingai, naudojant Dievo žodį, yra suklaidinami žmonės, o kitose vietose tokiais dalykais yra klaidinama, kur ten iš vis žmonės dar lengviau yra apgauti. Tai stebuklais juos apgaudinėja. Toliau grįžtant prie Vatikano, ten yra požemiai, tose požemiuose yra užslėpta archyvai. Tie archyvai tęsiasi 85 km, tai jūs įsivaizduokit, kiek tenais yra mūsų istorijos nuslėptos nuo mūsų. Ir ji yra slepiama, ten negalima paprastam žmogui įeiti, ten reikia turėti kažkokius leidimus, kurių niekas negaus. Ir ten yra slepiamos tokios istorijos, ką ir esu šnekėjęs apie tas kitas sėklas, apie kitas būtybės, apie visus kitus dalykus, ko mes turbūt dar net nenutokėm. Ir būtent yra ten tie tuneliai. Bet jūs įsivaizduokit, kad tai yra 85 km.
Tai kiek yra istorijos. Čia vėlgi nuotrauka iš aukščiau šiek tiek, tai tiesiog noriu, kad suprastumėt, jog Vatikanas, bažnyčia neturi nieko bendro su Dievu, Dievo žodžiu ir tenais Dievo nerasite. Taip yra labai maža dalis bažnyčios, kur susibūrę žmonės patys pastoriauja, patys kalba, be jokių Vatikano patvirtintų kunigų, tiesiog va tokie kaip aš ir kiti žmonės, kurie patys skaito, patys supranta, jie bendrauja vienas su kitu, tai ir yra ta tikroji bažnyčia, Kristaus kūnas, tie įtikėję ir kurie būsime paimti prieš pat suspaudimo laikus. Tiesiog tikiuosi šis įrašas biškiu padėjo dar labiau suprasti, kas vyksta pasaulyje. Ir nesiblaškykit, kas vyksta, kokie įvykiai pasaulyje. Viskas yra vėlgi spektaklis, nukreipimas dėmesio, jūsų įtraukimas tiek emociškai, fiziškai. Jūs pradeda lieti emocijas, jūs skleidžiate pyktį. Tai tiesiog nesifokusuokite tai. Viskas veda atgal į pačią pradžią, todėl fokusuokitės į Dievą, nes jis yra kelias, jis yra tiesa, jis yra gyvenimas. Ir stiprinkit savo ryšius su juo ir stiprinkit savo žinias.